Sveiki. Šį video man padeda kurti bendrosios praktikos gydytoja odontologė ir mano žmona Lina Balnienė. Man labai malonu ją jums pristatyti. Nėštumas yra viena iš tokių situacijų, kurioje kartais reikalingas skirtingų specialybių gydytojų bendradarbiavimas. Tai šiandien mes apie tai ir pakalbėsime. Liaudyje yra daugybė mitų, prietarų, įsitikinimų ir vienas iš jų yra toks, ar vaikai suvalgo mamų dantis. Todėl, sprendžiant nėščiųjų dantų problemas, reikalingas sutarimas ir bendradarbiavimas tarp gydytojo akušerio ginekologo ir gydytojo odontologo. Taigi, Lina, paprašysiu tavęs pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis apie nėščiųjų dantų priežiūrą. Sveiki visi, ačiū Mindaugai, kad pasikvietei mane, kad aš galėsiu pasidalinti savo įžvalgomis. Tai kaip Mindaugas ir minėjo, aš esu bendrosios praktikos gydytoja odontologė ir savo kasdienėje praktikoje dažnai susiduriu su moterimis, besilaukiančiomis moterimis ar moterimis po gimdymo, kurios skundžiasi arba paūmėjusiomis arba naujai atsiradusiomis problemos burnos ertmėje. Visas šias problemas galime išspręsti, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad dalies jų iš viso galime išvengti, jeigu nėštumo metu jau imsimės tam tikrų veiksmų. Dažnai matau tarsi ir moterų susitaikymą, kad kaip ir įprasta nėštumo metu ir po gimdymo prarasti vieną ar kitą dantį, nes tai jos jau yra girdėjusios iš savo mamų ar močiučių. Tačiau visa tai yra tik labai paplitęs mitas, kuris iš tikrųjų yra nepagrįstas jokiais moksliniais faktais. Nėštumo metu burnos sveikatai daugiausiai įtakos turi nėščiosios mitybos bei burnos ertmės priežiūros įpročiai. Mano praktikoje dažniausiai besilaukiančios moterys skundžiasi skausmingomis, patinusiomis, kraujuojančiomis dantenomis. Ši dantenų liga kitaip dar vadinama gingivitu. Dantenos tampa jautresnės apnašose esančioms bakterijoms dėl pasikeitusių hormonų. Įtakos turi ir bendra moters savijauta. Ji gali vengti valytis dantis dėl pykinimo, dantenų jautrumo, skausmingumo, o tai dar labiau pablogina situaciją. Ir susidaro tarsi užburtas ratas. Dantis yra mažiau valomi, dantenų uždegimas didėja, dantenos tampa skausmingesnės ir jautresnės. Ir tada dar labiau vengiama valyti dantis. Kita problema, su kuria susiduriu savo praktikoje, tai jau nėštumo antroje pusėje arba po gimdymo moteris skundžiasi padidėjusių karieso pažeistų dantų kiekiu. Tam įtakos turi nėštumo metu dažnesnis užkandžiavimas dėl pykinimo, kitoks maistas, poreikis, pomėgis valgyti saldumynus, pikantiškus patiekalus. Tai skatina karieso didesnį atsiradimą. Rytinis pykinimas, vėliau nėštume atsiradęs refliuksas, taip pat labai kenkia mūsų dantukams, nes dantis būna rūgštinėje terpėje. Tai veikia mūsų dantų emalį, dantis tampa jautrus, gali formuotis erozijos ir dantų kariesas. Tokius dantis vengiama valyti dėl jų jautrumo, o tai dar labiau blogina situaciją. Tačiau pasitaikantis nusiskundimas tai yra burnos sausumas, kitaip dar vadinamas kserostomija, tai yra sumažėjęs seilių kiekis burnoje. Esant tokiai situacijai, dantis natūraliai nebeapsivalo, nes nėra seilių. Tokio apsivalymo mes kasdien net nejaučiame, o kai burna sausa, dantis lieka aplipę maisto likučiais. Ką rekomenduojama? Kaip prižiūrėti burnos ertmę nėštumo metu, tai kaip ir įprastai valytis dantukus 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, esant stipriam pykinimui. Jeigu negalite naudoti įprasto dantų šepetėlio, taip pat turi įsigyti ir naudoti vieno danties šepetėlį arba bent šepetėlį su mažesne galvute, taip jausite mažesnį diskomfortą dantų valymo metu. Dantis galite valyti ir be dantų pastos, jei jis sukelia diskomfortą ir pykinimą. Svarbu mechaninis dantų paviršių nuvalymas.
Po kiekvieno valgymo, jei yra galimybė, paskalaukite burną vandeniu. Vengti užkandžiavimų, ypač angliavandenių prisotintų maistu. Jei to nepavyksta išvengti dėl pykinimo, nes užkandžiaujant mažėja pykinimas, tai iškart patariu praskalauti burną vandeniu. Po vėmimo ar sukilusio rūgštingumo iš karto irgi patarčiau praskalauti burną vandeniu, kad rūgštinė terpė burnos ertmėje būtų kuo mažiau. Tačiau atkreipiu dėmesį, kad iškart nepulkit valyti dantis su dantų pasta, nes tai dar labiau pablogina situaciją ir kenkia mūsų emaliui. Be visų įprastų burnos priežiūros priemonių dar rekomenduočiau naudoti ir tarpdančių siūlus, tarpdančių šepetukus, taip pat irigatorių, kuris dantų paviršius nuvalo vandens srove. Jis ne tik nuvalo dantukus, bet ir masažuoja dantenas. Dantenos tampa tvirtesnės, stipresnės, mažiau kraujuoja, būna mažiau jautrios. Mindaugai, žodis tau. Taip, ačiū Lina už savo įžvalgas ir pasidalinimus. Na, aš tokių keletą minčių pagalvojau, klausydamas tavęs. Tai pirma mintis, kad kiekvienas gydytojas, spręsdamas savo srities problemą, ne visada pagalvoja apie kažkokias grėsmes. Na, pavyzdžiui, kaip nėščiųjų pykinimas ir vėmimas pradžioje nėštumo, tai taip, gydytojo akušerio ginekologo rekomendacija yra užkandžiauti kuo dažniau, tačiau pamirštama apie burnos sveikatą, apie dantų priežiūrą. Tai būtinai savo rekomendacijas papildysiu tuo, kad užkandžiaukite, bet nepamirškite ir prasiskalauti dantis po užkandžiavimo. Tai tiek, na ir aišku, vėlgi dėmesys nėštumo metu dažnai nukrypsta į kitas problemas ir apie burnos higieną priežiūrą gali būti primiršta. Tai to nederėtų daryti, nes po to gali būti pasekmių. Iš savo pusės dar norėjau keletą momentų atkreipti dėmesį į tai, kada kokios procedūros rekomenduotinos pagal nėštumo trukmę. Taigi, pirmajame nėštumo trimestre labai svarbu yra edukacija ir asmeninė burnos higiena, naudoti ne tik šepetėlį ir dantų pastą, bet ir kitas asmeninės higienos priemonės. Na, antrame nėštumo trečdalyje tai yra pats palankiausias metas spręsti kažkokias esamas problemas, kaip karieso gydymas, danties šaknies kanalų gydymas ar kažkokios protezavimo procedūros. Na, o trečiajame nėštumo trimestre taip pat rekomenduotina apsiriboti asmeninę bei profesionalią burnos higieną pagal reikalą. Taigi, išmintis tokia, kad visuomet profilaktika yra daug veiksmingesnė ir daug naudingesnė negu gydymas. Tačiau, jeigu susidursite su problemomis ir reikės gydymo, tai klinikos sveikata jums specialistų komanda yra pasirengusi jums padėti. Tai ačiū dar kartą, Lina, tau ir viso geriausio, sėkmės visiems. Ačiū tau.